Hello, 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 paviliukai. Labukas, Vista. Kaip tu? A, Aš vis dar biški, palauk, praeitą kartą dar nebuvau susirgus, šiandien jau beveik prasirgus. Balsas jau kitoks, tada Jo, biški šnirpšiau nosį, dabar toks, kur gal nešnirpšiu nosies, bet balsas kitoks, kaip girdim. jo, čia keičiasi situacija per visą savaitgalį. Jo, kažkaip drastiškai galėsiu daugiau mažiau papasakot. Tik tais jau ledų valgyti negaliu, žinai. Negali ledų valgyti. Aš kaip tik šiandien valgiau ledų, O, nes svečių buvo savaitgalį, tai šiaip neperku tokių produktų, kad kalorijų nereikalingų negaut, bet kadangi dabar buvo, tai reikia taršyti. Beje, kalbant apie ledus, filmavau vieną video su ledo gabalais, čia kur praeitą kartą pasakojau. Tai šį kartą pro ten važiavau vėl tą pačią vietą, kur tų ledų yra. Ir aš tada pasukau, mane pakeliui buvo, nusukau 1,5 kilometro iki tų ledų, tos vietos, nuvažiavau, pasiėmiau tos ledus, 3 didelius luitus ledo, išdėjau mašiną, tai važiavau į kitą aikštelę, žinai, kur jau tipo filmuosiu. Ir sustojau su mašina, tada tie visi ledai į priekį brumt, kai manęs davažiavo. Čiuožiai, ta mašina, aš ten sėdžiu, žvengiu. Karočią, ir ten tą vietą aš pasirinkau tokią vaizdingesnę biškį filmavimą, žinai, ten prie pat kelio. Įsivaizduok, stovi automobilis, išlipa bičas, išsineša 3 ledus, luitus, pasideda ant asfalto ir vieną po kito mėto į orą. O mašinos persona važiuoja ir žiūri į mane. Blevai, tikrai turėjo žiūrėti kaip į... Nu, keistai turėjo žiūrėti. Nu jo, aš ir pats jaučiausi, kad turbūt keistai žiūrisi tas dalykas, bet žinojau, kad gausis turbūt visai nieko, žinai. Tai, nes biškai geresnė vieta, žinai, vaizdas geresnis, daugiau pasiėmiau, žinai, kaip tobulėjo video darimai, žinai, pirmą kartą vieną ledą pasiėmiau ir vieta nebuvo tokia graži, žinai, tada jau antras kartas jau, aš jau geresnį vietą pasiėmiau ir 3 ledo luitus pasiėmiau, kad būtų ką mėtyti, žinai, ir kad pafilmuoti, žinai, padariau daug tų video. Bet... Čia, žinai, kad turėtum 3 dublius, a ne? Nu, bent jau 3, neaišku, kaip jie 2, žinai, tai idėja buvo išmesti ir kuo gražiau sudaužyti slow motion, žinai, tai realiai ant žiemą, kai šalta, vėjas, dar ledą pasiėmė nesimybę pirštinių, žinai, kad gražiau atrodytų. Tai, nu, sušali tiesiog tą ledą. Ledas yra ledas. Ledinis reikalas. Realiai tai jo, čia, žiūrėk, užtenka laukia šiaip praeiti, žinai, jeigu vėjuota be pirštinių jau rankos raudonos, tai ką kalbėti apie tai, kad tu dar ledo luito rankose turėjai. Jo, tai, bet, nu, čia... pažaidžiau. Bet nesušalai. Ne, spėjau, aš ten mašiną šonė buvo, tai, žinai, šiltai, aš taip šmaukšt atgal tik tais šiltai. Tai žinok, labai tikiuosi, kad nesušalai, nes peršalti yra labai nefaina. Tai... Kažkaip mane, žinok, visi aplink serga, aš kai pradėjau su to šaltu dušu ir šaltom audinėm, tai dar pirtis, aš į pirtį vaikštau 4 kartus savaitę, tai kažkaip tos visos procedūros, karštis šaltis padeda, dar čia vitaminukų visų gerų, tai kažkaip nelabai manęs kabina. Manau, kad jo. Nes, jo, tas šaltas dušas tikrai padeda, kaip pastebėjau, nes vat ir draugai irgi, kuri ten ir šaltą dušą propaguoja, žinai, ir ten dar į tvenkinį lenda, kokios pirties, kitą kartą žiūrėk ir ne po pirties jau lenda, žinai, tai irgi mažiau serga, bet aišku, visko pasitaiko, žinai, kad irgi susirga, bet šiaip vis tiek gerokai mažiau negu seniau, tai manau ir tau tas padeda, kad atsparesnis esi. Jo, manau, kad tai duoda, žinai. Tiesiog pripranti prie to, kad to šaltumo tiesiog kažkaip... Man ryte net pripratau dabar, visą laiką baigiu dušą, ten mauduosi, nes pas mane šitas barzdos ilgas, plaukai ilgi, tai reikia visą laiką pabaigti dušą su šaltu. Šiandien maudžiusi. Aš tikrųjų irgi tą girdėjau, kad kai nusimaudai, kad ten kažkiek tais vos nesekundžių tokio šalto vandens duot, kad truputėlį organizmui toks lengvas šokas būtų. Jo, ir toksai visai net kaip gaunasi kaip kavutė, žinai.
Tikrai pramuša, atsibundi pilnai ir atsigauna, žinai, tas šokas duoda savo. Ir tada kavos nereikia gerti? Ar vis tai geri? Kavutę aš geriu tik tai vėliau jau darbo metu. Aš ryte per pusryčius negeriu kavutės. Nešvaistau laiko, nes aš taip mėgstu labai ramų rytą, valandą laiko pasiruošimui. Tai pas mane labai toksai čia, žinai, atsikeli, pažiūriu, kas per telefoną per naktį vyko. Kavutė, pusrytukai, kreatinas, proteinas, biškai šaunu ryte. Dušiukas, pusrytukai lengvi. Taip jau išvažiuoju, žinai, pasiruošęs. Supratau. Ir žinai, kalbant apie draugę, kaip tik šiandien darbo pabaiga buvo iki manęs atvarius. Ir kadangi jos mama, žinai, ten turi kavinukę, tai atnešė kugeliuko, sriubytę, žinai, galvo, blembaškai, kaip fain, iš karto net nereikės galvoti, ne ką, žinai, vakare daryti. Ir toks, kur ne tik, kad negalvoju, žinai, ir ką vakare daryti, bet dar žiūriu tiek pridėjo, kad dar ir pietums užteks. Jo, geras. Ir, žinai, nu, tai sakau, žiauriai fainiai. Ir toks, sweet. Ir buvo Vairisint, kai, žinai, atvarė, sako, blemba, sako, prikolas, žinai, sako, Insta'e, sako, kažkoks followeris naujas, žinai, atsirado. Ir taip, žinai, man rodo ten jo profilį. Ir, karočią, pafollowinas ją kažkoks vyras ir pas jį profilė vien jo pėdo nuotraukos. Vien jo pėdų nuotraukos ir taip, blin, ir nepasakyčiau, kad, žinok, jau baisiai simpatiškos jo tos kojos, žinai. Ir, what the fuck? Ir aš taip, žinai, galvoju, okei. Ir ta prasme, kažkaip mes taip pašnekėjom, žinai, jin jau išvarė iš darbo ir aš taip kažkaip, žinai, pasiemu telefoną ir žiūriu Insta irgi kažkoks notificationas, pasižiūriu, kad tas pats irgi mane pradėjo sekti. Aš taip, žinai, ir karočią vadinasi Plaisir des Pieds. Ir aš taip galvoju, čia tipo kažkoks prancūzas ar galvoju, išsiversiu, ką jo reiškia tas. Tai žinai, kaip vadinasi, malonumas kojoms. Tai tiesiog paspaudžiau blok. Aš manau, kad dabar auksiniai laikai yra tokiem žmonėm, kur fetišas ar ten kojos ar dar kažkas. Nes to tokio lengvo erotinio kontento Instagram'e pilna, kai vien tik tai fanai tie prasidėjo, žinai, tai nes ten tokia kaip reklaminė platforma gaunasi OnlyFanam, tai jie randa tų pėdų, manau, kad be problemų. Man tai įdomiai, kaip krenta kaip vyram, žinai, kad tipo iš tų, pertraukiau, iš tų visų tokių OF accountų, žinai, kai bando verbuoti, tai tipo tokie nulinės accountas ir tipo pafollowina tave, bet ten atfollowina iš karto atgal, žinai. Realiai, matai, toks fake accountas, pafollowina tave ir ten tipo, ten užeik, tipo, ten juicy nuotraukos, žinai, ir ten kontentas, žinai, už kurį galės nesusimokėti ir taip medžioja vyras, žinai, nes tipo tave pradėjo followinti. Tipo pradėjo tave followinti, tada vyras sureaguoja, o mane followina mergina, pažiūri, o čia gerai, gal followinsiu, čia parašysiu ir taip, tiesiog, vyksta reikalai. Normaliai, ten, žinai, pasirodo, kad čia tiesiog accounto reklama, žinai. Bet, ir dar, žinai, kaip pagalvojus, dar kalbant apie tas pėdas, tai ir, bet yra ten tų, žinai, kur tipo pardavinėja tas pėdų nuotraukas, žinai, ten viską. Ta prasme, sukarsi versliukas ir ten, žinai, maždaug, iš ko čia uždirba šaibą. Ai, tai va, pėdas fotografuoju internetą keliu, žinai, ir man už tai moka. Nors kur tai va, ką? Tai čia dabar... Bet tai realizuoja paklausą, jau reiškia, yra paklausa tam dalykui. Tai... Bet šiaip jo, tai iš tikrųjų yra, kaip pagalvojus, kad, žinai, už tai moka. Ir sakau, ir čia man dabar, kaip pamačiau, žinai, čia kažkokia... užfollowino vyruką su savo tam pėdom, bravačiai galvoju, oh my god, turim tai. Matai, čia internetas yra pavojinga vieta, žinai, reikia... Jo. Bent būtų gražios moteriškos pėdos, ne, bravačiai, come on. Toks, žinai, blok. Tiesiog blok jau tada. Tu mano nuotraukų irgi nematysi. Pėjau. Jo, kažkaip, man tai kažkaip, žinai, kol... Aš kai tiek daug kraunu, žinai, tai man tai negaila, kad kažką žiūri, žinai, man kažkaip... Vienodai, ne. Šiaip mes visi blokus labai turim, žinai, tas, kas pagalvos. Tai čia manau, kad kiekvieno to tokio influencerio yra didžiausias priešas. Tie blokai yra tas bijojimas kažko dėt, žinai. Ir ką pagalvos, žinai,
žmonės. Ne, čia tai gal, žinai, šito vietoj buvo ne tai, ką pagalvos, kiek čia buvo toksai maždaug, biškiai atrodo freaky. Nenorėčiau, kad parašytų, tai gal davai tiesiog dedam blogą. Ai, nu jo, užbėgu iš Ne, akių. tas toksai iš to, jo, tiesiog galvoju, užbėgsiu įvykiams už akių, žinai. Tai va, nes taip kažkaip keistai atrodo. Ir galvoju, paskui man dar, nors aišku, aš jo, tai žinai, nepafolnau atgal, tai man nebūtų jo ten tų nuotraukų metę, bet toks, žinai, vis tiek, whatever, nereikia. Tai, žinai. Šiandien, karočią, ryte privarė sniego pas mumis, čia kaip biškai kalnuota, tai biškai reikalų yra su mašina. Ir kaip pas mane galas varomas, tai taip aš ten važiuoju, žiūriu, vieną mašiną griovį, antrą mašiną griovį, nu jau reikia atsargiai, žinai, tai džiaugiuosi įveikęs snieguotą dieną, nes... Nu, bet maladės, profesionaliai išvažinėjai. Nu jo, taip reikia. Nu, čia buvo irgi Lietuvoje tokio dienų, kai tada ir toj autostradai, žinai, mašinos viena po kitos irgi, viena griovy, kita ten kažkur gal per vidurį, žinai, prie tos Andžolytės nulėkus, nes sakė, Taip, buvo lijundros šitus buvo, ne? Jo, buvo, Šalo žinai, kada savaitgalį, ar ne savaitgalį, gal ketvirtadienį kokį, ar ketvirtadienį, penktadienį, žodžiu, kad irgi kaip tik draugė pasako, kad mama važiavo autostradai, tai sako, gal kem kilų per valandą greičiau važiuoja, ir dabar mes tikrai ne viena mašina, žinai, nuo kelio nulėko, sako, pakankamai daug buvo, tai kitą dieną kaip tik mačiau, paskui kažkas irgi video kėlė, kad, nu, tikrai buvo mašinų nulėkus ir gan daug, žinai. Tai matyt, biškai greičiau gal kažkur bandai pavažiuoti, žinai, sumėto ir viskas. Tai tikrai, žinai. Nu jo, šita žiema tikrai patikrino automobilio techninę būklę, padangas. Tikrai nevaikiškai kažkaip. Pažiūriu ten tos minusus pasiūlymus, tai man, o Jėzau. Čia, žinai, kaip pagalvosiu, ir dar to pačiu patikrino gebėjimą išvairuoti, žinai, kaip. Nes vieniem geriau pasiseka, kitiem prašiau ir... Nu, kitą kartą, žinai, gali tiesiog ir... atrodo padaryti viską, kiek buvo įmanoma ir ten, žinai, vis tiek tos mašinos nesuvaldyti. Nu, kartais tiesiog situacija išlysta iš rankų, tiesiog ne to žodžio prasme. Tikrai taip. Bet aišku, padeda, žinai, jeigu ten būtų labai geros padangos, tai tada lengviau tos situacijos tvarkyti, žinai. Pritariu, nes čia kaip ir man jau šiandien biški buvo strioko, vos neprivariau kelnes. Į klinikas beje važiuojant. Tai... Jo, irgi čiūti į mašiną nevažiavau, bet tiesiog, žinai, aš tiesiog stabdžiau ir net nevažiavau greitai, bet tiesiog stabdžiau ir čiuožiu ir nesustoju. Bet galiausiai pavyko sustoti, o šiaip realiai tai čia, nu, praktiškai man šiandien rytas, tai, nu, nuotykis, žinok, buvo. Ta prasme, kaip jau ryte biški ten tau prasinėšiau, žinai, kai sakau, ruošiuosi tiesiog čia, valgau pusryčių, žinai, ruošiuosi nuvaryti kitų klinikų, nu ir man iš darbo, žinai, skambina. Kad, tipo, čia mano kolega, žinai, mokymai turėjo būti ir aš galvoju, blembaškai, kas per mokymai, nes galvoju, jisai vakar, žinai, buvo, nu kaip tik specialiai dažnai dėliau taip laiką, kad man šiandien važiuoti ligoninėj, jisai dirbtų, žinai. O ten, karočią, pasirodo, iš vis lempiškai atkėlė vienus mokymus iš ten kažkelintos dienos į šiandien. Vakar, žinai, prasiuntė laišką, nu ir čia tas variantas, kaip, žinai, gal kartais reikėtų laiškus paskaityti iki galo. Ir aš kažkaip nesureikšminau, žinai, kad šitie mokymai, kurie buvo suplanuoti vėliau ir tiesiog jos atkėlė, nes tiesiog tokia kaip ir print screeną, žinai, kad va, rytoj. Ir taip, blembaškai, nu okei. Ir man kažkaip, žinai, aš taip pasižiūrėjau, kaip ten kas ir... realiai pagalvojau, kad jie pas mus vietoj bus arba nuotoliniai, žinai, nes būna, kad Husqvarna ir tos tokius nuotolinius mokymus padaro. Blembaškai, okei, žinai. O pasirodė ten pačioj pradžioj, kur screenshotą įmetė, ten pačioj pradžioj buvo parašyta, kad vyks, žinai, Restike. Ir kažkaip taip tiesiog, nu, vadovui nepaskambinau, nepaklausiau, neparašiau. Nu, tiesiog toks, nu, durnai taip, žinai, gavosi. Nesukomunikavot. Jo, ir aš tokia sakau, blemba, bet sakau, man po 9:15, sakau, pas gydytoją. Ir jis toksai, žinai, sako, tai šiaip reikėjo, žinai, suderinti. Ir aš galvoju, nu, šiaip derinau, žinai, kažkaip mes ten taip pašnekėm ir taip sako, jo, atsimenu. Nes ir praeitą savaitę buvau sakius ir, nu, jo, praeitą savaitę ir kalbėjau, žinai. Tipo, jo, viskas, sako, jo, viskas, okei, prisimenu. Ir sako, žinai, kada grįši, sakau, nu ką, žinau, sakau, jeigu viskas gerai, turbūt nereikėjo šito sakyti, sakau, jeigu viskas gerai, tai kokią 10, žinai. Nu gerai, sako, gal tiesiog pavėlavęs nuvažiuos ar kažkaip, bet žodžiu, sakau, whatever, žinai.
Nu ir taip kažkaip aš taip, žinai, susirašiau, išvariau. Atrodytų per daug nesureikšminau to reikalo, bet vis tiek, žinai, važiuoju ir taip, žinai, važiuoju link klinikų. Įsijungus navigaciją, nusistačiau klinikas. Nu, aš šiaip žinau, kur važiuoti, bet visą laiką nusistatau, žinai, nes kartais būna, kad, nu, nenužioplint ar dar kažką, tai savo tiesiog, nu, įproti, žinai, yra. Nu ir aš važiuoju. Ir esmė tokia, kad aš visą laiką tuo keliu, kai ten varau nuo Tvirtovės, berods Alėjos, ten kažkas tokio, žinai, tu važiuoji ir ten iš tos Tvirtovės Alėjos tu realiai išsuki jau paskui link klinikų, žinai, važiuoti. O esmė tokia, jeigu važiuoti tiesiai link ten to Vilijampolės tilto, visko, mano įprastas maršrutas yra pas mano manikiuristą važiuoti. Ai, taip pripratus, kitaip važiuoju. Jo. Ir aš taip, žinai, važiuoju ir taip tiesiai važiuoju ir toks maždaug taip į navigaciją užmetu akį ir taip, blet, ką tik važiuoju posakį. Ir toks, kur, žinai, tu nejau stoti ir ten suktis, nes, nu, žinom, kas gali būti, kai toksai kelias, nei kažkaip ir taip, žinai, tiesiog greitai per vidurį viską sužiūrėjau ir taip galvoju, nu, tikrai nebespėjau ten, net nebestabdžiau, žinai, tiesiog važiuoju ir taip matau, kad jau rodo, kur apsisukti, tiesiog toliau pavažiuoti, nusileisti po tiltų, užkilti vėl ir tada, žinai, taip. Na, ir, žinai, aš jau praknisu 5 minutės, jau galvoju, jau blemba. Ir, žinok, turbūt man va šito ir tai reikėjo, kad va vieno feilo. Ir, žinai, aš tada nuvažiuoju ten prie to pagrindinio, ten aikštelė dar netidaryta, važiuoju tiesiai. Galvoju, gal rasiu, kur mašiną pastatyti. Aišku, tiesiai važiuoju, kaip ir sakiau, pradėjau stabdyti, bet lėtai važiavau, tiesiog norėjau pristabdyti ir užsukti. Nu ir blembački automatiškai, žinai, stabdant jau žiūriu, kad slysta mašina, o prieki sustatytos, žinai, mašinos ir taip galvoju. Ir pagal tai, kaip slystų, tiesiog būčiau įvarius 2 mašinom į galą. Ir taip blembački, tiesiog užspaudžiau stabdžius ir galvoju, tik prašau sustok. tai gal sustau maždaug kažkur ties, nu, gal koks dar metras buvo likęs. Žinai, užsukau, bandau apsukti ratuką kažkur, kad vis tiek rastą mašiną pastatyti. Ta prasme, tu važiuoji ir tu jauti, kaip tave nešioja po keliu, nes karočią po sniegu plikas ledas tiesiog, nu, okei. Jo. Ir taip, žinai, užsukau ten į tokį keliuką, nu ir ta prasme, ten, žinai, gaunasi iki klinikų pagrindinio pastato, nu, toks pait biški reikia, žinai. Ir aš kažkaip taip išeinu ir galvoju, reikia pasižiūrėti, kurioje ten vietoje būtent tos klinikos, ten to veido ir žandikaulio, kad, nu, kiek ten manai, tai, žinai, pasižiūriu, blembački, pasirodo, ten dar už to pagrindinio pastato gerokai toliau. Oi, blembački, pareinu, atgal sėdu į mašiną, važiuoju iš kitos pusės. Nuvarau, karočiui, iš kitos pusės, bandau ten, kažkaip navigacija vienaip ar kitaip rodo. Kitas dalykas, nežinia, ar galėsiu ten pravažiuoti, ar nebus kokio šlagbaumo. Nu, galvoju, reikia žiūrėti, kur čia tą mašiną pastatyti, kažkur davažiuoju. Čia žiūriu, nepraeisiu. Gerai važiuoju, galiausiai davažiavau iki priėmimo ten tos aikštelės pakankamai nemažos. Galvoju, numetu čia mašiną ir tiesiog jau einu ieškoti, žinai. Jo. Nu, tai numečiau mašiną tik tais pravartus, tose važiavau, žinai, tiesiai buvo vieta, padėjau, žinai, jau, žinok, beveik bėgom eiti. Tai ten tokiom gerai, kad yra vietomis tokių išmintų takelių, bet realiai gavosi. Brendi per pusnį, eini ten pro vieną, žinai, pastatą pro kitą, čia kažkur tais tokiu kalniuku takeliu, grinai per pusnis brendi, sniegas į veidą, žinai, stinga, galiausiai, žinau, kad jau, sakyk, ką norėjai pasakyti. Tai kaip mūsų tėvai eidavo mokyklą, žinai, kai ten autobusų nebūdavo, ar šitais senais laikais, žinai, kai nebūdavo susiekimas geras, ar ten seneliai, žinai, kur reikėdavo eiti beveik kiek kilometrų per pusnis, tai panašiai tau čia. Žinok, ir panašiai. Ir atrodo, žinai, toks vaizdas, kad visas šitas dalykas, man atrodo, žinok, tokia amžinybė truko. Ir esmė tokia, kad man po 9:15 reikia pas gydytoją, ne jau, nu, ta prasme, vizitas. Aš realiai mašiną turbūt aikšteliai pastačiau po 9:17. Ta prasme, aš jau vėluoju stovėdama mašinai aikšteliai. Tai realiai, žinai, aš ten einu, jau, nu, padusu, žinai, galiausiai. Dar nežinai, kur eiti, tiksliai, dar nežinai. Jo, ir toks grinai, kur nežinai, kur eiti, nu, galiausiai radau, aš ten tą pastatą praėjau. Kažkokios ten buvo durys, jos užrakintos, galvoju, ai, nu, okei, ne, čia dar apeisiu, nes gal tiesiog iš kitos pusės, žinai, galiu apeiti. Galiausiai radau ten tą pagrindinį įėjimą jau ir toks, žinai, atėjau, registratūrą ten tą striukę paduoti, žiūriu, nu, ne registratūrą, bet toj, kur rūbiniai, žinai, ten, žinai, taip, iš palengva, paėmė mano striukę, iš palengva nuėjo, iš palengva parėjo, pasiėmė, žinai, aš registratūrą, visą tokia uždusus, tokia, žinai, labą dieną, o, sakau, turbūt dokumento reikės, sako, taip, žinai, padaviau viską, sakau, žinau, kad vėluoju, nu, iš karto jau pasisakiau, žinai, nes galvojau, sakys,
nu tai ką čia vėluoji, tai žinai, arba vos ne viso gero, arba eikit, laukit ir kada nors gal priims. Nu tai prie kabo buvau gal 9:30, tai žinai, pasakė prie kurio kabineto nueit, sėdim, laukiam 3, išeina, žinai, gydytojas, pasakėm pas ką laukiam, sako, tu jums prie 105. Ai, nu gerai, nuėjom prie kito kabineto palaukti. Nu ir karočią taip sėdim. Priėmė? Nu ir kadangi, jo, šiaip priėmė ir, žinai, galvoju dar pradžiui, kad, tipo, aš jau, nu, mano talonas jau kaip ir, nu, jau pavėluotai, jau, žinai, gaunus ir aš galvoju, blem, aš kaip čia, žinai, priims, ar ten kvies pagal pavardės, ar dar kažką, žinai, kaip įpranti poliklinikoje, čia klinikose, ir kadangi prieš mane buvo 2 žmonės, žinai, ir taip sako, tai užeikit, ir aš taip žiūriu, ir aš taip sakau, tai eikit, žinai, ir tas vyras tai moteriškai sako, eikit, aš irgi taip, žinai, jin praėjo, žinai, viskas okei, nu tai galvoju, turbūt tiesiog gal, žinai, kas pirmesnis atėjo, tas tegul ir eina. Na, tai žodžiu, nuėjai. Tada ta moteris išėjo, nuėjo tas vyras, o žinai, čia po to tokio ėjimo, nosis pilna, bėga žodžius narglis iki kelių, žinai, galvoju, ką čia daryti, nu nueisiu pas gydytoją, žinai, kaip atrodys, sakys, ką čia sergantį atėjai. Tai tos moteriškės, sakau, atsiprašau, gal turit vienkartinę ten tą nosinaitę, sakau, kokią vieną, taip, žinai, išsitraukė iš rankinės ir tokia sako, nu va, dar turiu, bet sako, tokios patrintos, sakau, nesvarbu, žinai, vieną išsitraukiau iš pakuotės, nu ir, žodžiu, atidaviau eitas, išsipučiau nosį, bet jau taip, nu, jau normaliai, žinai, aš atsisuku, jinai tokia sako, tai jeigu sloga, sako, imkite ir tą, žinai, patidavė paskutinės servetėlės, aš daug tokia sėdžiu ir taip maždaug, kaip fainiai, maždaug žmogiškumas dar nemiręs. Yra tų fainų žmonių, žinai. Nu, tai vat būna, kaip, žinai, gali palyginti, kai kartais atrodo, nu ta diena jau tokia atrodo, nu viskas, žinai, slysta iš pakojų, tai bent kažkas, žinai, tokio ir tada jau kai išėjo tas vyras, žinai, man reikia užeiti į kabinetą, aš taip, žinai, užeinu ir taip, wow, tiesiog užėjau ir taip net staptelėjau, žinai, man gydytojas sako, ko taip nedrąsiai, o ten gal koks 10 studentų prie sienos išsirikiavę, žinai, žiūri tave ir tu taip, sakau, kažkaip nesitikėjau, sakau, kabinetą užeinant, sakau, tiek žmonių pamatyti, visi užvengia, žinai, nu ir tu su tokai reikia sakyti, kas tau nutiko, tai tavęs klausosi dar 10 žmonių. Ir aš tokį galvoju, oi, blemba, galvoju, dabar visą tą istoriją, žinai, sakyti. Stand-upas šitą buvo? Ten jau, žinok, man realiai, žinok, buvo stand-upas tikrai, nes ta prasme, ten didžiausia auditorija prieš kiek šnekėjai, prieš 10, didžiausia. Nu, blemba, aš kai girdai, ir žinai, kas svarbiausia, gali, žinai, prasibandyti, ar ten baisiai juokinga, ar ne, nes bent 5% žmonių tik, 5% žmonių juokėsi, tai jau buvo gerai. Bet, žinok, prikolas tas, kad ir gydytojas, žinai, negailėjo bairių. Aš jam taip sako, nu tai tokie, žinai, ten, ko skundžiatės, ir aš taip sakau, nu, sakau, čia truputėlį po tokios kaip ir traumos, nežinau kaip tai pavadinti, sakau, nu tiesiog truputėlį, sakau, sieną atsitrenkiau. Jis taip žiūri, žinai, nu, realiai esmė tokia, kad sakau, aš kaip ir kritau, tada trenkiausi, nu, žodžiu, šita vieta plaujusi, ir taip, žinai, rodau, sakau, šita vieta plaujusi į sieną. Ir sakau, pradžiui skaudėjo čia, tada biški čia, ir sakau, galiausiai žandikaulį, žinai, liko tas skausmas. Nu ir sakau, tiesiog yra taip, kad, sakau, pavyzdžiui, labiausiai jaučiasi, nu, tarkim, nusižiovau, žinai, ir tiesiog jauti tą tokį tempimą. Tai irgi klausė, stringa, traška, dar kažkas, sakau, ne, nei stringa, nei traška, tiesiog, nu, tempimo skausmas. Nu, tiesiog tu jauti skausmą ir galvoju, nu, tai kažkaip, sakau, nusprendžiau pasirodyti. Kada tai įvyko, sakau, antrą kalėdų dieną, žinai, kur tai va toks. Ir tas taip gydytas, čia kažkaip visi po švenčių, sako, pas mane susirinko. Tvarkytis reikalas. Jo, tai taip galvoju, blemaškai. Ir toks, žinai, variantas, kaip tu tipo ateini, tu pasakai, kas tu buvo, ir, žinai, net nekilo žmogui klausimų, atsiprašau, gal kažkas jūs muša šeimoje, žinai, gal dėl to, tipo, ne, žinokit, viskas tvarkoja. Ne, aš ėjau čia, kitau į sieną, bet strinkiau į durų rankiną, paskui tą durų rankiną užkrito ant manęs, bet čia negaunu namie į kaktą, čia viskas gerai. Jo. Ir, žinai, aš galvoju, vienas turbūt pliusas yra tas, kad ta siena, į kurią, žinai, trenkiausi, tokiam buvo iškalta tokiam lentutėm, žinai, nu, tom tokiam plastikinės, ar tai tokios plošto, žinai, kur tos yra. Tai aš galvoju, realiai jos biški turbūt buvo šiek tiek minkštesnės, negu šiaip būčiau kažkur tiesiai betono ploju, žinai. Ir galiausiai, žinai, jisai man sako, nu, čia prisėsnės tokia kaip stomatologo kėdė. Irgi atsisėdau, žinai. Ten iš vienos ir iš kitos pusės suėmė, žinai, žandikaulį, kad pasižiūrėt, kaip kas sako, ten dabar ten įsižiok, žinai, šonus pajudink. Ir aš taip, žinai,
išsižiau, sakau, wow, sakau, nereikia tiek daug. Sakau, nu tai ką žinau, sakau, sakėt, išsižiau, aš kaip pas dantistą, žinai. Sako, nereikia tiek daug. Bet čia kaip... Sako, ne. Čia, palauk, bet čia kaip kokiam porno castingė, karočią. Nu gerai, sėsk į kėdę, dabar įsižiūrėk, tu iš karto, wow, pilnai, palauk, nereikia tik daug, ramėjai, nu ką tu čia, ne iš karto, ką tu čia iš karto, tiek... Žinai, maždaug, wow, kur tu tokį matei? Tai va, exactly. Ir žinai, taip žiūri, nu ir aišku, automatiškai taip sako, visi vėl žvengia, žinai, nu okei. Ir karočiui iš tų visų, man atrodo, buvo liktais 8 panos ir 2 bachuriukai iš tų studentų, žinai. Nu žodžiu, okei, tos panos irgi, žinai, žvengia. Ir taip galiausiai, žinai, sako, tai ne, biški sako mažiau, sako, matau, sako, mėgsti reikti ant namiškių, sakau, nu parki, bet ne ant namiškių, žinai. Vėl ten paprikolino, žinai, sako, nu žodžiu, sako, aš tau nuotraukos nedarysiu, nes kaip ir nereikia, bet sako, ir nelabai išeitų, nes sako, žinai, rentgenas neveikia. Aš taip galvoju, what the fuck. Maždaug, žinai, kai tada atvariau prie Omniką, tai echoskopą padaryti negalėjau, dabar čia atvaro maždaug rentgenas neveikia, sorry. Nu galvoju, gerai. Tai esmė tokia, kad kaip pasakė, žodžiu sakė, per daug nesižioti, per daug neriekauti. Jeigu norėsiu valgyti obuolį, tai cielo nekasti, o gabaliukai susipjaustyti. Ir palauk, ką čia dar sakė? Nu ir sakė, su laiku praeis. Sakė, pakankamai gerai. Ir kitas dar dalykas sakė, kitą kartą, kad pasirinkčiau minkštesnę sieną. Tai žodžiu, paprikolino, jokių nebus problemų. Jo, nebus jokių problemų ir sakau, bet toks, nu, tikrai, žinai, gavosi ir su nuotykiais, ir su tokiais prikolais, žinai, ir aš taip, žinai, išeinu, jau ten kitos rūbinės pasimti, žinai, paltų ir žiūrėk, čia kaip po kokio konso, žinai, belekiek žmonių su jie ir taip galvoju, na jau, whatever, man jau po vizito galiu ir lėčiau, žinai. Ir aš taip, žinai, jau išeidinėjau laukan ir žiūriu, gal kokie, dabar galvoju, man atrodo, gal 4 pareigūnai, žinai, vedasi žmogelį. Nes aš taip žiūriu, bet ne tai, kad policija, žinai, pranga, bet man atrodo, kai būna kalėjimo gal prižiūrėtojų, ten tie, skaitosi tie, žinai, statutiniai darbuotojai. Jo, ir kaip tik, žinai, taip išėjau ir žiūriu, toks autobusiukas, žinai, su mėlynai, žinai, švietarėlis, tak žiūriu, nu tai jo, stopadovai bus jau iš kažkurio kalėjimo atvežė ir aš taip galvoju, į veidą ir žandikaulių ten gal fake taxi buvo. Nežinau, arba galvoju, gal biškai prasileido kokį vieną smūgį žandikaulį ir atvežė. Ne, tai gali būti, žinai, tai ten sunku pasakyti, ten gal ar iš areštinės, ar iš kur, žinai, gal tyrimai kokie vyksta, gal, žinai, maža ką, žinai, visokių tų. Arba, žinai, tai sakau, nes gali būti ir tarkim taip, jeigu, žinai, nu, nežinau, kur ten, nu, kad ir tarkim kokiose pravienose, žinai, gal biškai prasileido, nu, tai ką, jeigu ten kažkas negerai, tai kur, nu, tai į kliniką, žinai. Čia šneki kaip vietinė iš pravieno. Nu, tai, žinai, jeigu iš pravienų, tai į klinikas dažniausiai vežu, žinai, bet tai... Nu, tai aš manyčiau, žinai. Aš tai vešiu kliniką, žinai, paėmiau 4 bičių, žinai, vežys autobusu. Beje, aš kai toj gamykloje dirbu, tai jaučiuosi kaip kalėjimą važiuoju, nes ten yra spygliuota viela, vartai tokie metaliniai, žinai, atsidaro vieni vartai. Su šlagbaumu, tada įvažiuoju į tokį, žinai, kaip filmas rodo, kur įvažiuoju autobusas į kalėjimą, ir tai iš abiejų pusių būna tvora ir viela visur apvyniota, spygliuota, žinai, ir aš tada įvažiuoju į tą tokį, kur neišvažiuosi jau, žinai, ir tada atsidaro kiti vartai, žinai. Visą laiką, kai jaučiuosi kaip kalėjimą važiuoju į tą vietą, žinai. Tu, žinai, maždaug atvarai ir tiesiog vežioji kalinius iš vieno korpuso į kitą. Toks, nu jo, realiai taip yra, ten aš Lenkus važiuoju, kalinius savo norų, dviem savaitėm atvaro, jie atbūna čia toj gamyklą ir savo gyvena, ramų gyvena. Jo, šiaip patenkinti. Nu, žodžiu, ten geriau negu pravienos. Jo, geriau. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai bairis, žinai, gal ir sakyčiau, kai vietinė. Yra kas pasakoja, žinai, tai vat. Čia ne iš savo patirties, sakau, čia tiesiog yra kas pasakojo, kas dirbo tenais ir žinai kaip kas. Tai panašu, kad, žinok, tikrai galėjo prasileisti. Tai nu, jo. Ai, beje, šį penktadienį praeitą žiūrėjau filmą kino teatre. Nu. Ir tipo filmas Žmonės iš jūros, norvegiškas dokumentinis, Havfolket vadinasi. Tai apie Norvegijos pakrančių žmonės, kurių gyvenimas neatsiejamas nuo jūros. Parodoma kasdienybė, tradicijos, iššūkiai,
atšiauri aplinka, lėtas atmosferinis, autentiškas pasakojimas apie jūrą ir jo žmonės. Tai labai šiaip įdomu buvo tas, kad pasakojo tikri senukai, žinai, tų laikų. Jie gal vaikai buvo tada, žinai, ir tą gyvenimą jie puikiai patys matė, žinai. Ir ta visa dokumentika sudėliota, kad iš įvairių Norvegijos vietų tiesiog dabartiniai senukai pasakoja apie tai, žinai. Tai tikrai, įdomu buvo visą tą raidą, kaip, žinai, tų žvėjai pagrindė buvo, jie ten iš to dirbo, žinai, visi ten tokie, paprasti darbo žmonės, žinai, buvo iš tą naftą, žinai. Ten ir būdavo, ir ta žuvis pasibaigdavo jūroje, žinai, kažkaip. Nebūdavo jau to kliovo ir tada visą industriją sugriūdavo jų. Tai net buvo čia išmirę nemažai čia tokio etapo, kai keletą metų nebuvo tų žuvies, žinai. Nuo. Tai, žodžiu, dabar vėl taip gavosi, kad biški atsigavo, ne? Tu tai biški atsigavo su nafta, žinai, tai faktas. Ne, bet su žvejyba turiu omeny irgi. Tai nežinau, aš čia apie tos senus laikus pasakoju, žinai, aš apie šiuolaikinę žvejybą nesidomėjau, bet šiaip, kokia lašiša tai jie augina, žinai, tikrai daug eksporto yra. Tai daug čia jie užsiema, žinai, ir šiaip visokių įmonių yra, kur, žinai, kadangi brangus darbuotojai, tai daro kokybiškai, žinai, kad tą prekę brangiai galėtų parduoti ir jinai būtų paklausę. Tai vienintelis būdas konkuruoti su kitom valstybėm, žinai, kur pigesnį darbo jėgą, daryti labai kokybišką dalyką. Tai tada jį parduoti, žinai, tada atsiras tiek pirkėjas, kad ir brangiau. Dėl to tai jo, svarbiausia, žinai, paklausa yra, bus ir pasiūla. O šitą kaip Valentinkė tau praėjo? Beje, ta draugė, kur tau davė kugelio, pristraukimus padaro beveik 3. Būtent. Žvėris. Jeigu tu klausai, tu esi žvėris. Man atsiuntė vidosai kokie. Gal netyčia tai išgirs, bet aš jau ką perduosiu. Jo, perduosiu, kad žvėris. Sakysiu, Pofkė sakė, kad tu žvėris. Aš taip pat žiūriu tą video, žinai, žiūriu tau ramiai savo. Aš, žinai, karočią savo pristraukti, gumas naudoju, karočią, tas savo ramiai namie savo, toks taktas, paukšt, porą pristraukimų daro. Pilnų tokių, 2,5 padarė, normaliai. Kietai, žinai. Kai čia yra tas santykis, žinai, raumenų ir svorio santykis, žinai, tai ne mano pusėje tas santykis. Mano svoriui pakelt labai daug reikia jėgos, tai kol kas... Belembačkai, jo. Ir pristraukimo čempioną nebus man. Tu dar kol kas su juosta, ne, ten tą guminę dar pristraukinėjai. Jo, dar kurį laiką aš turiu nusimesti 20-30 kg, jeigu noriu būti tas instagraminis pristraukikas. Žinai, aš gal irgi kada nors prisitrauksiu, nes toks, žinai, kur tu tiesiog pasikabini ir dar bent gali, žinai, ten tuos pečius užjudinti kažkiek tais, bet, alkūnės vis dar nesilenkia tiek, kad galėčiau prisitraukti, vis tiek neturiu tokios, iš vis neturiu bitskės, žinai, tai nėra ko norėti. Ne, tai su gumom iš pradžių reikia, žinai. Jo, bet toks, žinai, vis tiek taip vis, žinai, pasikabini ir vis pabandai vėl užšokiant to, vėl pabandai, žinai, ir kažkada vis tiek galiausiai pavyks. Ir tai, žinai, tada praeitą savaitgalį, kai atvarė, ne praeitą, užpraeitą savaitgalį draugas, tada kai atvarė, kai mes ten į koncą ir į miestą, žinai, varėm. Tai irgi, jin taip sako, geras, sako, kaip tik turis dabar, sako, turnikas svečiam, žinai, tai užsišoko irgi porą ten padarė pristraukimų. Žinai, sako, žinai, šaunuolės, iš karto, žinai, prie reikalo ateini iš karto ant treniruoklio. Tai va, tai buvo. Kaip ir sakai, kalbant apie šitą savaitgalį ir tą Valentinkę, tai žinai, kokia Valentinkė, kai sergi nieko gero. Tai toks, net nežinau, gal ir kaip tik yra. Šiaip jo, žinai, kartu ir tokia, gal, žinai, sakyčiau, kitokia. Nes, tipo, kad kažkur, žinai, ten išvaryt, jau nevarėm, nes, bačkai, aš jaučiu iki kokių gal, tikrai kokių pietų dar lovai praguliau, nes nelabai tų jėgų buvo ir dar labiausiai nervino tai, kad, žiauriai nosį ir akis griaužia. Ta prasme, ta sloga tokia šlykšti, žinai, buvo. Niekur atrodo, nieko nesinori ir toks, žinai, maždaug gaminti irgi to labiau jėgų nėra. Čia ne tai kaip praeitais metais, žinai, gražiai ten kažką padariau, dabar taip, ne, maždaug ne šiandien, žinai.
Tai man labai juokingai atrodė, kai, žinai, užsakėm bulvinių blynų. Tai čia, vat, valentinkės pietus, tokie, žinai, bulviniai blynai. Nu, ir į šampano taurės limonadų įpyliau. Tai toks... Optinė apgaulė, realiai, nu... Jo, bet panašiai... šiaip atrodė kaip šampė beveik. beveik. Pabaliukai dar tie? Nu, tai taip, nu, prikolina iš tikrųjų, žinai. Tai tada galiausiai, aš dabar galvoju, kada tai jau paskui sekmadienį, tada, žinai, jau čia po tos valentinkės, nu, jau voreva, žinai, nes tik tais gal vakare po truputį pradėjo gerėti, jau sekmadienį geriau, žinai, buvo. Tai jau tada, žinai, irgi kažkaip niekur nevarėm, nu, tai jau sekmadienį, žinai, davai sušių, nes galvoju, per valentinkę sušių susisakyti yra neįmanoma, žinok. Mes jau sekmadienį, žinai, sušių užsisakėm, jau taip, žinai, irgi normaliai, ir tada irgi tokius šventinius pietukus suvalgėm, vėl limonado iš šampano taurių atsigėrėm, o jau pirmadienį, kadangi pas mus buvo laisvadienis, tai va ten nuvarėm ir iki Kėdainių biškį, tada atgal, žinai, grįžom ir mes taip, žinai, kažkaip vakare, gal davai vyno. Nu, tipo, davai. Tai va, jau, galima sakyti, mūsų valentinkė buvo pirmadienio vakarą su užkandukais ir jau vyno taurė, žinai, buvo. Tai va, jo, mačiau tą stalą, gerai atrodė. Nu, tai toks cute vakaras, žinai, visai gavosi. O kaip... Sakyk, sorry, kas pertraukiau. Nieko, norėjau pasakyti, kad labai sunku, žinai, būti in the shape, kai turi mylimą žmogų, su kuriuo noriu pasidžiaugti, žinai, vakarų ir tada neatsiejamas dalykas yra vis tiek, nu, neišeis išlaviruoti, žinai, nu, čia labai jau turi būti aukštam levelį, žinai, fitness, GoPro, ten, treneris, žodžiu, ten, GoPro, karočią, darytojas visokių dalykų, ten kepėjas, varškiečių meistras, kad išlaviruoti, žinai, gerų maistų, žinai, tai tą norėjau pasakyti. O ką tu norėtum? Tai kad ir šiaip, žinai, gaunasi, kad tas toksai, kai stengia, žinai, vakare nevalgyti, nes kaip ir sakiau, man tas padeda, žinai, toksai vakare nevalgyti, kad, nu, bent šiek tiek toliau nekiltų, žinai, tas svoris. Nu, bet vis tiek būna, kad tu sučitini, žinai, šiaip vakarais nevalgai ir tada, tarkim, kur nors išvarai, kaip ir tada vakarienės nelabai valgai, lyg buvo vėlyvų pietus, tada jau tu kaip ir vakare nebenori valgyti ir tada tas toksai, žinai, maždaug ir taip jau 10 valandą lyg pareina, žinai, ir toks, nu, blemba, nu, gal biški. O jeigu dar koks PMS-as, nu, taigi pizai iš karto, viskas, jau tada, žinai, vaikštai aplink. Bet jau čia pats blogiausias dalykas. Taip vėlai, ta prasme, jau geriau tada grįžus namo, kažko biški šiek tiek daugiau pavalgyti. Ta prasme, arba tiesiog už ką, žinai. Nu, kažkas, geriau jau pasidaryti tinkamą maistą, žinai. Pavyzdžiui, liesos vištienos kažkiek įsikepti, žinai, su aisbergo salotom ar kažką, nu, tokio, žinai, kur kiekio gauni, tu tada to gero maisto gauni ir kiekio, žinai, ir tada ilgai įvirškina. Pavyzdžiui, šiandien... Bet čia, žinai, pavyzdžiui, gaunasi toksai, kad, tarkim, nu, kad ir tada, va, kai mes pirmadienį nuvarėm, žinai, iki Kėdainių, tiesiog mūsų pietus tokie gavosi palei 3:30, toks nei pietus, nei vakarienė, žinai, nu, toks labai durnas laikas, kai pavalgiai pusryčius, tada 3:30 ir tada jau taip vakare grįžti, žinai, nu ir blemba, tikrai kažko norisi. Nu tai aišku, čia tik tais tiek, kad, žinai, išėjo taip, kad sakau, gal nori vyno, nu dar tada tų užkandukų, nu ir va toks ir, žinai, ir jau paslydau, žinai. Bet jo, šiaip supratau, ką tu turėjai omeny, kad tiesiog tada, kai yra... Nu šiaip tiesiog reikia kuo daugiau planuotis į priekį, jeigu manoma, nes šiaip tas mūsų gyvenimas yra Lietuvoje labai greitas. Ir ne visą laiką išeina planuotis ir kartais net smagu eksprontų, žinai, bet kiek išeina, reikia planuotis tą maistą, žinai, kad aš tengiuosi nuo daugiau mažiau, kad eitų maistas, žinai, į vakarą. Tai, kad nebūtų taip, kaip visi daro atvirkščiai, biški, daugėja ir paskui vakarą prisėdė ir pizda, žinai. Tai tas toksai prizmė nelabai veikia, tas mėga nori rezultato. Aha, nes aš matai realiai tik ką padarau, nu, pusryčius, žinai, pavalgau, tada pietus tokius, žinai, normalesnius, nu ir vakare kažkaip stengiuosi neprisikišti, nu, tipo, pavalgyti, kad būtų sotų, bet ne per daug, žinai. Nu, tipo, jeigu, žinai, įsidėjau, nu, būna toksai, įsidedu mažesnę porciją, nu, ne tai kaip per pietus, žinai, prisikapoju, bet, ta prasme, įsidedi mažesnę porciją ir taip, žinai, suvalgai ir taip biški lukteli ir galvoji, kad, nu, užteko, nu, nedarai to, kad
o čia dar įsidėsiu, bet žinai, taip tiesiog užteko nu, ir viskas, žinai, ir kažkaip tada vėliau net ir nevalgai, nes aš, va, pavyzdžiui, dabar, kai grįžau apie 7 gal buvo, tai biškai po 7 pavalgiau, žinai, ir viskas, ir nu, jau daugiau nevalgysiu. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad labai gerai darai, kad valgai kartą ir paskui nekartoji, žinai, nes yra tas blogiausias, žinai, kai tu pavalgai jau taip maždaug plius minus sočiai ir dar vėliau jau būni pagavęs tą kablį ant maisto, žinai, ir dar pasėdi, blem, dar kažko šaučiau, žinai, ir šaldytuvas pilnas, tada kažką įsišauni, žinai, tada tas jau būna tų mačiau, tada visai apsunksta naktį skranduką, žinai, jau blem. Jo, čia jau būna blogai. Aš net atpratęs taip vėlai valgyti, tai man kažkaip net miegas prastai, žinai, pilnas krančių. Bet šiandien, nu sakyk. Ne, ta prasme, tu jauti, kad aš kažką sakyt norėjau. Aha, aš jaučiu. Čia jau žiauru. Čia jau telepatija, žinai, gaunasi. Čia jau brau. Man atrodo, aš čia kažkieno skarandį sugurguliavo. Ne, tai aš jaučiau, kaip tu nori įsižioti, nes tu šiandien pasakai, kaip ten žiotis moki. Šitas geras, tiesiog norėjau pasakyti, aš tavo kad kai tipo... burna, kad įsižioja, girdėjau. Ble, tavo burna kokia mano pasiutus. Pasiutus tavo baisiai burna. Jeigu tu girdi, net kai aš jau noriu įsižioti, jau yra blogai. Tai čia gerai, tu pažįstu savo draugešką. Kažkas gerai. Jo, jau kaip nulupta. Ir tiesiog norėjau pasakyti, kad kai žinai, kai pavalgai, nu, kažkur apie 10 minučių tu turi palaukti, kad tu suprastum, ar tu, žinai, pavalgai ir tu dar kažko nori, nes kai pavalgai ir iš karto dar kažko tai užkapot, nu, čia yra blogai, žinai, nes, nu, tada didelė tikimybė, kad tu persivalgysi. Tai va. Dar priklauso, kaip tavo kūnas, žinai, linkęs ar į tą nelinkęs. Mane, pavyzdžiui, kai žiauriai linkęs į... Dėl ko man nereikia jokių steroidų, žinai. Tiesiog mano kūnas yra linkęs į stambumą. Smarkiai, tai kadangi aš viską sureguliavęs, tai tiesiog stambumas eina ant raumenų, žinai. Ir šiek tiek ant riebaliuko, žinai. Tai čia jau kitas klausimas, reikia nusimest nemažai, kad išsiryškinti viską, bet... Pavyzdžiui, šiandien, žinai, grįžau, kaip simple yra patasme pasidaryti, kaip biški turi laiko, žinai, aš labai retai turiu daug laiko, kaip šiandien kokią valandėlę, kas skirti, taip ramiai, labai realiai kaifau šiandien tą vakarienę valgydamas, nes tokio ramaus vakaro valandėlę savo, kai neskubu niekur, žinai, tai, nu, retai būna. Tai grįžau, tai bištieną įsitraukiu, žinai, tokie 600 gramų, jinai tokie supjaustyta biški, aš tai biški prie skaniukų šmaukšti į skauradą, kaip sakoma. Žinai šitą žodį? Skaurada. Skaurada, čia tipo... Keptuvė. Čia kas skaitosi, kaip keptuvė, galvoju, čia tipo gal orkaitė kokia ar kas. Ne, nu, ta paprasta ta... Karočią ant ugnies, tiesiog čirškinasi ir tada biški aisbergo salotų, biški pomidoriukų, biški padažiuko, ant salotų tada tą vištieną iškeptą šmaukšt savo į bliudą, kas liko rytoj, irgi panašią porciją. Ir čia turiu ir skanią vakarienę ir rytoj pietus. Ir tasme, man patinka simple, kai viskas, žinai, tiesiog dar pamačiau, kad noriu, žinai, biški aštriau, tai tada jalapeną biški turiu, žinai, biški to, taip, žinai, kai yra labai fainai, žinai, kai taip mažą porciją darai, tai greitai. Kai žinai, kas patinka. Super. Jo, tik žinai, dar koks dalykas, žinok, čirškinasi, ne tik tavo vištiena, bet ir biški tavo mikrofonas čirškinasi. O ne? Aha, tik žinai, kaip man primintų tokį, kaip truputėlį bandytų kontaktuoti, nežinau, gal netyčia laidas kažkur sujuda, gal dar kažkas tokio, nes, pavyzdžiui, tu šneki, atrodo gerai tave girdžiu ir tiesiog tokiais momentais, žinai, atsiranda tas toks sučirškėjimas. O dabar? Čia girdžiu gerai, tai tokios, kad gerai bus. Nesičirškina daugiau niekas? Ne, gal. Nu, ką nebesičirškins. Nes šiaip kiek prašnekėjom, viskas buvo gerai, čia ne per seniausiai truputėlį pradėjau sučirškėti. Ir kažkaip, žinai, galvoju, kad, nu, jeigu aš girdžiu, tai vadinasi, girdėsis ir įraše. Tai labai gerai, kad pasakėjai, nes aš tai negirdžiu, aš tai tave girdžiu. Va, būtent, tą ir pagalvojau. Sausinėm sėdžiu. Tai va, tai žodžiu, dėl tavo vakarienės, tu ją žiauriai džiaugiesi ir žiauriai kaifavai šiandien, ne?
pizdašė buvo, kaip skanu, ta prasme, sėdžiu, pradėjau Fast and Furious frančizę žiūrėti iš naujo visą. Įsijungiau Fast and Furious, kanus maistekas geras, žinai, kurios neapsunksino jo, žinai, tai pavalgai, taip skaniai pavalgai, žinai, daug jo yra, tai pavalgai, tai žiūri filmas, o Pepsi Zero geris, o, perfect vakaras, perfect, toj bus podcastas rašomas. Tu realiai turėjai foodgasmą. Foodgasmas buvo, jo, tikrai, buvo foodgasmas. Žiūri, gerai buvo. Geras. Nu, man laidės labai gerai, kad taip pavalgiai, toks lėtas, geras vakaras, žinai, buvo iki eterio. Pakaifavau, realiai jo, nes grįžau gan vėlai po darbo ir turėjau dar valandėlę pusantros laisvo, tai biškį teko pakaifuoti, tai labai fainai. Gerai, o žiūrėk, kai važiavai iki namų pas tavį GPS-as gerai viską rodė? Gerai rodė, bet čia su to GPS-u, tai čia biškį yra toksai dalykas, kad kaip Waze, žinai, Lietuvoje rodo policijas, tai čia kažkaip jau to nepriema, neleidžia, ar kažkas yra taip, kad nenaudojamas tas Waze'as čia. Ir nėra tokios paslaugos nemokamos kaip Lietuvoje su policija, tai čia yra įmonė, kur to užsiema. Ir savo atskirą GPS-ą turi ir aš jį įsigijau, nes, kai daug važinėjau, tai man tikrai apsimoka, nes parodo, kur stovi policija už kiek kilometrų, kurioje vietoje, ką jie ten daro, ar ten greitis, ar kas matuojamas, įspėja apie greičio matuoklius arba šiaip matavimus, tik tai nerodo, kur promilės matuos policija. Tai realiai toksai, pastoviai jungtas device'as, kuris įspėja, ten pavyzdžiui, važiuoja žmogus pro šoną ir tam device'e gali pažymėti, žinai, kad ten guli koksai žvėris ant kelio, žinai. Ar ten kokia avarija, nes čia posūkių daug, žinai, gali išsiliekęs, žinai, užsirauti kažko, tai... Tai jo, čia grinai gaunasi, kaip kad Waze irgi gali pažymėti, bet ir... Tai ten nemokamai, o čia mokamas, o čia mokama programa. Čia mokai kas mėnesį abonementą, žinai, tai įmonė. Už tą paslaugą. Supratau. Matai, kaip sugalvoju. Tai šiaip, I like it. Man iškiramiau, žinai. Bet šiaip tais pats kažkaip vis tiek kitaip pati programa atrodo, negu kad Waze'as, ne? Nes... Jinai atrodo, žinai, kaip seniau būdavo tie tokie senoviniai GPS-ai. Jo. Tai šiek tiek mažesnis už Garminą tą tokį, kaip senoviniai, jeigu žinai, kaip Garminą. Irgi touchpadas yra ten labai paprasti tokie, kaip senam žmogui, žinai, keli mygtukai, pasirinkti displejų, pažymėti, kad yra kelyje kliūčių, ar ten greitį viršijo, ar ten dar kažkas ir labai simple toksai. Tai palauk, aš dabar dar šitą realiai informaciją normaliai šiuo metu tik suvirškinau, tai čia tu iš vis pačią navigaciją pirkai, ne programėlę į telefoną. Tai tai čia čia nėra navigacija, čia tiesiog siųstuvas, kuris veikia iš palydovo. Jisai mato, kur tu esi, žinai, ir pagal tai siunčia tau notificationus, sumirksi, žinai, supypsi, kad ten yra kelyje, pavojų, žinai, ten avarija, ten bembės išbėgęs laksto. Supratau, nes aš pradžioj kažkaip pagalvojau, ar čia kaip appsas, žinai, tipo kažkoks mokamas, bet čia turėjau meni, kad iš vis GPS device'as. Atskiras device'as, externalas nuo telefono. Pavyzdžiui, siūstų man, tu važiuotum pro šoną ir tu pradėtum žiovauti, žinai, ir siūstų man, kad tu žiovauji, žinai, tipo notification. Normaliai. Prašytų Kristai žiovauja. O taip galėtų būti. Tai drąsiai. Nes jau vakaras, žinai, visą. O šitą, kas čia su dikščiurpiu, kur sukasi per maklės? Prikolas tas, kad, žinai, pradėjo eiti visokie postai, kad tarp jų vyksta santykiai. Feitimytė? Jo, ir blembačkai dabar taip, žinai, kažkaip blemba pradžių, žinai, kur išmetė ten patį tą pirmą, žinok, rimtai galvom skemas, tiesiog ant prikolo, žinai, ten kažką, žinai, sugalvojo. Ir kažkaip tais, nes ten su tokia, tipo, seksi, tokia fotosesija, žinai, buvo, ir ten, žinai, gali būti ir kaip ir reklaminis triukas, tarkim, šiaip kažkokia reklama, fotosesija, bla, žinai, gal kažkokius reitingus pakelti ir panašiai, tai
žiūrim vieną kitą dieną jau, kad ten kaip ir apie santykių, žinai, šneka, kad jie kaip ir pora ten, žinai, viską. Ir taip, okei, nu ir kaip pagalvoju, žinai, dirbšiu 2-5, tu kulkiam 2, tai tik 17 metų, žinai, skirtumas. Ir aš tada taip galvoju, tai mano tie 12 metų skirtumai tarp maniškas kaip ir čia visai pofik atrodo. Vien toks, dzin. Nežinai. Bet, blembaškė. Pohai tas amžius, o ne? Pohai svarbu jam gerai, žinai, čia, žinai, bet, nu, vis tiek su laiku, žinai, tas manau, kad, žinai, ilgam nebus, žinai, to tokio, žinai. Nu, čia, aš kai pamačiau, tai supratau, galvoju, iš karto šau, žinai, to pasme, iš karto galvoju, čia jau, žinai, tai, abu. Žinok, visi taip galvoja. Abudu šau yra menės ir eilinis PR, žinai, tai tiesiog pažiūrėjau, gerai, nu, okei. Realiai jo. Ir šiaip, jeigu tai paėmus prikolo dar kažkaip vakar, žinai, ten žiūrėjom, nes dar vienas straipsniukas buvo išėjęs ir taip, bairis yra tas, kad Dirkšio mama už Pikul 2 metais vyresnė. Toks, kur... Damn. Tai čia Milfė pasigavo, garočia. Nu, taip, nu jo, nes Pikul šiaip turi. Nu, šiaip taip... ir seksuali, tai atitinka labai gerai Milfės visą prašymą. Nu, realiai tai jo, tai aš toks sakau, tipo... Bet čia, žinai, kaip maždaug galėtum sakyti, nu, aišku, ten jo mama su Oksana nėra ten draugeško, žinai, kokias, bet šiaip, žinai, kur tu galėtum sakyti, nu, kaip tarkim, tarp tavo panos ir tavo mamos, žinai, 2 metų skirtumas, tai toks, žinai, kur, tipo, blembačkai mamos draugė nukabino. Bet realiai mamai labai gerai, nes turėtų bendrą rasti kalbą labai, žinai, nes bendramžės. Realiai tai jo. Tai mažiau awkward, žinai, pas mamą nusivesti draugę, žinai, ir tada jos vaibina dafiga, nes jau panašaus amžiaus. Nu, kur, žinai, sakytų, kur ten, žinai, atsiveda draugį ir sakytų, man, žinok, šita nepatinka, o čia, žinai, šituo atveju, blemba kokia čiotka, žinok. Gerai, sunelė, tu kaip nori, mes varom į klubiuką su tavo panikė. Į klubasiką. Nu, blemba, čia šiaip prikolas, taip pagalvojus. Na jo. Ir aš, blemba, šiaip, kažkaip, sakau, vakar diskutavom ir taip, žinai, sakau, Jorai, tau, sakau, įsivaizduoju dabar, taip, jeigu aš, tarkim, būčiau už tavo mamą ten porą metų jaunesnė, tik tai, žinai, aš sakau, tarp mūsų, nu, metų skirtumas būtų didesnis. Ir taip, žinai, žiūri, mane sako, blemba, šičiu, mama būtų man kažką sakęs, kur, tipo, nebesvai gerai. Nu. Sako, nu jau. Vis tiek riba yra, manau, tam dalykui, tolerancijos riba, manau, vis tiek, nes, nu... Nu, manau, jo, nes kažkaip toks, žinai, kur, nu, dabar, žinai, kaip nuskambės, nu, aš už jos mamą kaip ir 14 metų jaunesnė. Tai, žinai, vis ne pora, tai kur, tipo, nėra tokio, žinai, awkward. Tai, žinai, toks normaliai viskas, bet, nu, kaip pagalvoju, sakau, dėl to amžiaus skirtumo, tai kaip ir atrodytų viskas pofai, koks skirtumas, žinai, koks kieno reikalas, bet, nu, kita vertus, žinai, vis tiek yra pasijaučia laikotarpiais, kur tu, žinai, nu, tikrai jauti tą amžiaus skirtumą, kur tu, žinai, gali sakyti, ai, nu, čia, žinai, jaunas žmogus ten kitaip mąsto ir taip toliau. Tai, žinai. Na jo, čia labai požiūrio reikalas, žinai, kai kuriem labai tai trukdo, kai kuriem netrukdo, to, žinai, čia. Žinok, pavyzdžiui, ir pagal komentarus. Vieni ten, žinai, tipo, irgi, kad kažkokia nesąmonė, ten taip toliau, žinai, kažkas ten vos ne ir ten dėl Pikul, kad ten čia, tipo, vyresnė, žinai, ten kitas gal kažkas sako, kad, tipo, tai čia viskas ok, žinai, graži moteris, ten paskui kažkas irgi, kad žinai, kad čia nesąmonė, dar kažkas, tipo, maladėts, nu, nuomonių visokių ir taip pat, žinai, komentarai įsiskiria, žinai, kaip sakoma, bilė, žinai, jiems yra gerai. Na jo, žinai, kaip sakoma, heiterių visą laiką atsiras. Tai kas be ko. O šiaip dar jo, dar Lemo patiko, jis ten buvo siuntęs jai žinutę, žinai, tokia netgi eilėmis, žinai, parašęs. Lemo dabar nerasiu, bet visai prikoliniai tiesiog. Jo, nes ten tipo Lembački kažkaip tais, nu gal ir rasiu greitai ir netgi Lembačkai susimaščiau kokia pavardė. Toks, žinai, kur taip pavardė. Jo, man irgi buvo tas pats. Kaip čia tas yra? Nes
Jo, maždaug kas čia toks. Ir blin, ten buvo, aš dabar neatsimenu, kieno ten gal Delfis straipsniukas, nes kaip vis laiką Delfis su savo visokiais Straipsniukas. bairiais. O, žiūrėk, tai pasirodo. Eini, čia irgi. Va, fotosesija. O kur čia ta prikolinė žinutė, kur eilės rašė ir nėra. Na, ten žodžiai kažkaip, žinai, buvo, kad tipo atseitinai jos silpnybė kažkas tai tokio, bet jie kartu tai jos stiprybė kažkas tokio, žinai. Ir taip galvoju, wow, žiūrėk, dar tas gražiai. Nu, man čia labai PR kvepia, nežinau, man tai čia labai tas toksai, čia, tipo, reikia reklamos, žinai. Reklamų kvepia. Nes aš irgi, žinai, taip paėmiau screenshotą padariau, nu, kai tik pamačiau tą straipsniuką screenshotą, vienai draugai, kitai draugai ir taip, žinai, maždaug, tu turbūt juokauji. Žinai, toks iš karto, tu turbūt juokauji. Sakau, nu išmetė. Ir taip maždaug, kažkas rašė, kad, tipo, tikiuosi tai netiesa, o kažkas rašė, tipo, netikiu, kad čia teisybė. Ir toks, žinai, maždaug, man atrodo, čia reklama. Ir visi tokie, žinai, čia turbūt reklama. Bet tai jeigu reklama, tai tam ir daroma, kad tos, kuo daugiau reaguotų ir siuntinėtų ir šnekėtų žmonės apie tai. Nu, tai šiaip jo, nes vis tiek susidaro, žinai, ten, tipo, arba, žinai, ten, net nežinau, nu, vis tiek yra, kas dirkščio nežino ir ten, žinai, maždaug, o, čia straipsnis, tipo, kas čia jis toks, žinai, nu ir taip irgi gaunasi, kad dar didesnė žmonių grupė apie tai sužinos. Gal kažkas Oksana Pikul buvo pamiršę, žinai, kad jinai egzistuoja. Ir... Nu, pažiūrėk, mission accomplished. Priminė. Šneka visi to prasme. Taip, Nu, vadam. Ir mes šnekam. Exactly. Tai čia, žinai, čia grinai bus, taip ir bus čia. Nes abiems žmonėms reikia bizniui dėmesio, tai aš į vietoj tą patį daryčiau. Pasikels reitingus ir volia. Paskui tada paskui bus grandiozinės skyrybos. Ta prasme, čia jau viskas apgalvota yra, žinai. Pam, kad dar, žinai, aukščiau. Žodžiu, kad ir kaip yra, bet kokiu atveju maladėts, kad ir kokia idėja čia buvo. Šiaip gražiai žiūrisi, žinai, toks jaunatviškas bičas, kovotojas, jinai tokia kaip ir, sakyčiau, Orelė Pupyčių ikona. Nu, jo, vis dar Orelė Pupytė. Nu, bet kažkaip keista, žinai. Ar Pupulė dabar? Pupulė gal jo. Pupulė gal jo. Pupulytė. Jo, Pikulė, Pupulė. Barbytė. Maždaug taip. Nesvarbu, bet kaip mačiau, iš nuotraukų dar išlaiko tonusą, tai šitos panos nesensta, man atrodo, jis yra chemijos, chemijos yra pakankamai, žinai, visokios, tai šito amžius neima. Čia yra ta rūšis žmonių, kur... Elčio pakabra. Kaip ir sakai, neima. Tai va, tai jo, neima. Tai va, tai norėjau padėkoti tau, kad tu sirgdama, jau praeitą epizodą beveik sirgdama, šį epizodą jau beveik pabaigus sirgdama. Dar sirgdama, tikėkime, jau kito epizodo baigsis sirgti jau. Ir... Aš ir labai tikiuosi, kaip ir sakau, tikiuosi šiandieninis nuotykis palei tarp ten tam LSMU klinikų miestelėje nepakenkė mano sveikatai. Ir greitai atsigausiu. Nu, tikėkime, pramuš ir jau kitą trečiadienį būsim pilnu poweriu. Back in business 31 serija, tai kitą trečiadienį, tuo pačiu metu, toj pačioj vietoj. Tikrai taip. Spotify'us ir YouTube'as, važiuojam Jessica. Tai va, tai... Važiuojam Pafką. Važiuojam. Tada kai važiuoji per tą klubasiją, kai išėjau, random, tu važiuoji pro šoną, važiuojam Pafką buvo tada. Ten tikrai geras buvo, bet, ta prasme, aš tiesiog, žinok, tuo momentu pagalvojau, kad tiesiog ten, nežinau, kažkas iš aukščiau sudėliojo viską, kad aš būtent tada pravažiuočiau, tu būtum tada praeitum, būtent tada. Bet čia, žinai, kas parodo small city privalumas čia yra. Kad mažas miestas, mažas centras, žinai, ir gali random tavo bestė važiuoti pro šoną, kai tu išeisi iš baro, kurį jinai žino, kad ten buvai, bet tu nieko nesiderinai, bet man atrodė iš šono, kad tu specialiai laukiai manęs už kampo, kad aš išeičiau ir tu pasimtum mane. Nu, o čia, žinai, kaip... O aš turiu random. O čia grint toksai buvo, kur aš tiesiog norėjau pravažiuoti ir galvau, žinau, kad tu ten kažkur tai esi ir tikrai būsi laukia ir galvau, tiesiog pravažiuosiu, atsidarysiu langą ir rėksiu, Pafka! Ir, žinai, aš taip privažinėjau, atsidarinėjau langą ir žiūrėjau, kad, blemba, tu čia eini, žinai, link gatvės ir taip, Pafka? Ir taip, Kristo. Nu.
Bet jo, Geras ir ten, ir kas svarbiausia, net niekur nelaukiau, tiesiog, žinai, tuo metu tiesiog pravažinėjau ir taip sakau, blema, nu tokio sutapimo, tai čia, nežinau, Prikolas. net čia net surežisuoti nebūtume surežisavę, tiesiog taip įvyko. Labai fainai buvo. Man patiko. Prikolas. Šitas širpražas. Tai va, hibryte, nepaslyskit, nepačiuoškit. Jau ne už kalnų mūsų pavasariukas. Žinau, kad visi pavargot nuo tų šalčių, nuo tų slidumų, nuo to sniego. Kaip visą laiką mes skundžiamės, kad jo per mažai gaunam Lietuvoje, tai dabar gavom per akis. Tai su kaupu, tai pasidžiaugkit dar to sniegučių, kiek jau yra, to vis tiek, pas mus, kai Lietuvoje visi sezonai šitaip keičiasi, tai toj įsijungs pavasaris, pradės viskas žydėti ir bus vasara vėl tas geriausias etapas Lietuvoje, kai visi lekia kaip išpratėję, nes visi skuba visur kažkur nulėk kažką, kažkaip su kažko, kažkaip kažką. Tikrai taip. Žinai, kai tu pasakė, kad gavom žiemos su kaupu, žinai, aš ką įsivaizdavau, kai būna tie ledai vaflyje, bet žinai, kur tipo ten kokioj palangėliai prekiauja ir toks. Ir kur tu, žinai, jo, kur skupais tokiais deda ir taip, žinai, kur tu gauni vieną kaušelį, bet šitą žiemą ekstra dar du uždėjo ant viršaus. Nors tikėjai, kad gausi vieną, žinai, tai čia... Šitą dieną kaip 5 kaušeliai ir dar bėga tai per ranką tau. Jo, gal ir taip galima sakyti, kad gal ir 5, žino, kaušeliai. Gerai, kaušelį tu eik ilsėtis, aš to viską papostinsiu ir gero trečiadienio, to savaitgalis, penktadienis, ne už kalnų. Tai kągi, iki sekančio. Iki sekančio trečiadienio. Gero vakariuko. Gero vakariuko, Kristukas. Iki ate. Čiau, ką brašė. Iki. Iki.